šiandien daryti? Šiandien taip karšta, mano draugai norėjo būti namuose, ne pas mane. Gal susitiksim šiandien? Makaronai, noriu kai ką pasakyti tau labai svarbaus. Tu turi vėžį? Ne, tai blogiau. Tu miršti? Jei miršti, aš tau nepasakysiu. Gerai, tai aš visada kosau tai, bet aš dar pasakyti, kad tu turi sesę. Ką? Taip, ir jos vardas Makaronė. Tai aš tau niekada nenorėjau pasakyti to, bet jie atvyks už kelių valandų. Aš dabar nenoriu čia šnekėti istoriją visą. Pasakysiu, kai jis sugrįš, tada taip, jo, pamatysiu paskui tave sūnau. Einu žiūrėti televizorių. Aš turiu sesę. Įdomu, kaip mėlyno makaronų rūšies mergaitės atrodo. Mačiau tik vieną kartą savo senelę. Ji yra labai sena. Kai makaronai būna senesnė, ar kaip mano tėtis 39, jie būna tokie mėlyni. Įdomu, ar visai mergaitės opposite. Gal jis raudonas ir jų akis yra mėlynas? Reikėtų man gauti dar Battle Passes, Philippine Fortnite. Sūnau, mes turime kai ką pasikalbėti apie tave, apie kažką svarbaus. Kas yra jūs, guys? Nenorim tau pasakyti, bet tu turi sesę. Ką? Ir jos vardas Gintarė. Dabar aš ją invitinu į tavo draugo makaronų namus, nes mūsų place yra labai maža ir čia nėra vietos. Tai mes siunčiam pas tavo draugų namų, tai važiuojam į tavo draugų namus ir tada tavo sesė su taksi atvažiuos. Jau už kelių valandų turi atvažiuoti į tuos namus. Mes jai pasakėm tam. Mes jau susitikom ją per face call. O tai jūs nesusitiksit jos? Mes jau susitikom, kai jį gimė. Tik mes ją neįvaikinom. O į namų dar... Blemba. Tu pasakyk, honey, kad tavo mama nori pasakyti, nemoku šnekėti, kad mes tiesiog ją nenorėjom jos, mes tik turėjom vienui vaikui vietos ir už tave mokėti. Mes ir taip benamiai. O ji jūsų nekenčia? Na, ji chill. Mes niekada tau tiesiog nepasakėm to. Mes tiesiog slepiame tave. Mes visada susimatom su ją savaitgaliais, kai tu su savo draugais. Tu visada su savo draugais būni. Tu prieš kelias metus susidraugavai su jais, tai mums gerai. Ji visai atleido mums prieš tai. Taip, ir būtų keista universe, jei aš turėčiau kitą drakonę ir ji būtų balta, tada turėtum baltą savo dukrą, bro. Gerai, tai važiuojame gargždus, ar ne? Ja, einam sūnau. Einam, pasibučiuosi mašinai. Negada, tai savo projektui turiu apmastyti, kaip sveria mano siurblius. Blemba. Blemba mane puls. Tai, kaip jis pagamintas. Man reik pasidaryti projektui savo robotą. Tai kaip veikia šitas? Oi, galiu susigrąžinti savo robotą, kurį išmečiau. Einu į šiukšlinę. Palauk, sūnau, dar neišeik. Ko tu nori, tėti? Turiu tau kai ką didelio pasakyti. Ką? Tu turi sesę. What the f... labas, makaronai. Labas, Gintarai. Norėjau tau paskambinti ir kai ką pasakyti svarbaus. Aš irgi norėjau tau paskambinti. Gerai, tu pasakyk, ką tu norėjai pasakyti? Hello, guys. Aurynai, iš kur jūs čia atsiradot? Ar jums tiesiog per karštą namuose, tai jūs atvažiavot per mane? Tu, Aurynai, gyveni gargžduose. Tu atvažiavai čia ar kažką. Aš turiu jums kai ką important pasakyti. Aš irgi. Aš turiu sesę. Mes visi turim sesės? Mano tėvai atėjo ir pasakė, kad aš turiu sesę ir čia atvažiuoja už kelias valandas. Man tą patį, tik turiu savo tėtį. Aš irgi, mano mama išėjo kažkur, nežinau, kada jis sugrįš. Labas, broli. Ar tu mano sesė? Visą galvojau, kaip makaronai mergaitės atrodo. Ar mes čia gaisdės, jie netrodo kaip mūsų broliai. Ar jis smurfė? Aš nenoriu čia būti. Niekada nemačiau dar vieno, kažkas atrodo kaip aš. Ką?
Tai kas jūs esate? Mes 3 draugės. Čia Aurinė, laba diena. Čia Gintarė, labas. O aš Makaronė. Ir mes esam 3 draugės, jei. Pla, mes 3 draugai. Pla, atsisėskite prie mūsų ant sofos, jūs ant žemės sėdite. Tai ką jūs veikiat kiekvieną dieną? Ai, mes šnekamės ir einam į adventures. Mes tiesiog darom tiktokus. Mes visi susitikom kitaip. Va, aš su Gintara pačios pirmą susidraugavome. Jo, kaip mes. What a coincidence. Ir mes iš viso esam sesis ir broliai. Ir čia Aurinė. Mes ją suradom šiukšliadėžėj, nes jos tėvai ją išmetė. Ai, mano tėvas taip pasakė, nes mes buvom per daug poor, tai tiesiog išmetė į šiukšlinę. Pala, mergaitės, o kur mes miegosime ir gyvensime? Kam žinoti? Jo, mes sakėm, net beturim namų. Mes gyvenom su foster care, tai mes galvojom, kur gyventi. Aš pasakysiu, kur. Jūs, mergaitės, labas, mergaitė. Tai jūs gyvensite pas tokį kitą žmogų. Jo vardas Tomas ir jis jūs prižiūrės. Na, jo, tai jūs turėsit visas kambarį. Va, pasimatykit jį. Labą dieną, aš Tomas. Ir aš turėčiau būti background character, bet dabar Vilius kažkodėl norėjo mane naudoti kiekvieną video. Pokemon series? Gal Vilnių show series? Nu, ne series, o tam epizode aš turėčiau būti background character, kuris niekada nebūtų matytas. Bet gerai, aš jūs mergaitės prižiūrėsiu, kas nori banano. Ir jo, jūs eisit į Minijos mokyklą dar, nes jums ten patiks, ne? Nu, mūsų mokykloje yra tik viena mergaitė, nes mes vienintelis studentai ten. Ir yra dar 4 vietos ten, bet nežinau, kas pačią pirmą vietą paims. Ten ant tos sėdi mokytoja, nes jį pasiėmė kėdę, nes jos lūžo. Tai jums tik yra vietos. Tai pamatysiu jūs rytoj mokykloje. Taip. O kodėl mano sesė nenusivalė drabužių ir savo plaukų ir kepurės? Ji tiesiog, mes susidraugavom su ją, nes mes pamatėm jos batus. Vieninteliai dalykai apie mergaitės, kad jų batai turi būti gražus. Mes abidvi neturim batų, bet mums patinka jį. Mums nerūpa, kad jos drabužiai nešvarus. Aš tiesiog, mano drabužiai nenuvalomi ir aš kitų neturiu. Ir jei man kažkas duos, aš jas suvalgysiu. I'm addicted to couches. Jo, kaip ta kita moteris, kurie valgė visokias sofas ir lovas, couch cushions ar pagalbės. Gerai, mergaitės, jūs būkit su tuo Tomu vyru. Taip, dabar einam. Mergaitės, rytoj jūs būsit mokykloj. Pagaliau nebūsiu su ta kvaila auklėtoja vaikų namuose. Taip, buvot so mean. Iki broliai, pamatysiu paskui jūs. Nekenčiu savęs. Aš einu ant kokaino. Tai ką dabar darom? Mes būsim pamiršti, bus Vilnius ir jo 3 draugai ir 3 draugės. Ar paliksim vardą? Ar darom jų epizodą ar kažką? Nežinau, mes tiesiog būsim vis dar famous. Man nuobodu. Aš einu namo, aš tik atėjau savo sesės pamatyti. Jo, aš einu pavaikščiot pagrikštus ir eiti į šiukšlinę. Nu, aš vienas pasilikau ir vėl. Na, give me that